Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Sveiki sulaukę Liepos pirmadienio ir reido laiko Baltikum televizijos eteryje. Šiandien mūsų meniu labai įvairus. Šios avarijos aplinkybės paaiškėjo tik tada, kai paaiškėjo, kur yra šios mašinos priekis, o kur galas. Tarp dviejų kabrioletų suspaustame BMW sužeista nešioji, girtas vaikinas daužė mieste automobilius, kol buvo pričiuptas akligatvėje. Visą tai netrukus saugaus eismo kertelėje, visą tai netrukus reide. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kelių policijos biuro komisarė inspektorė Liulita Sulcenė. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste užregistruota 15 eismo įvykių, iš jų 5 įskaitiniai, buvo sužeisti 5 žmonės. Užregistruota 200 kelių eismo taisyklių pažeidėjų, iš jų 23 vairuotojai vairavo transporto priemonės būdami neblaivūs. Mes už draugystę keliuose, mes už tai, kad ir vilkikams būtų vietos mūsų keliuose ir gatvėse. Tačiau ar vairuodamas tą griozdą gali žinoti, kas tau tykiai prie šono privažiavo? Ši avarija apie tai, nes vilkiko vairuotojas sako, kad kai įsuko į dešinę, aplinkui nebuvo negyvos dvasios. Nu ir kaip buvo viskas? Nu, prispaudė, važiavau savo ir prispaudė. O kas kaltas? Aiškinsimės. Ir kas kaltas avarijai? Kas kaltas? Tai kaip, jinai įlindo, jeigu aš užsinečiau su gal posūkiu, kodėl jinai įlindo čia įvažiavo į tą kartą? Jūs, aišku, negalite iš kraštinės dešinės padėties pasukti, bet jūs užsimesdamas irgi negali trukdyti šalia esantiems, vat kame reikalas. Va tokia bėda yra. Jos nebuvo, aš išvažiavau iš čia, čia stovėjau, jos nebuvo. Jinai atlėkė, kai jau viskas norėjau, kaip lengvikė prasprūsti. Pasiaiškinus, kaip yra čia, kaip yra užsienyje, kaltė dėl avarijos užgulė vilkiko vairuotojo pečius. Beje, apie užsienį. Ten turbūt niekas nesugalvotų taip lysti į vilkiko papilvę, juolab važiuojant iš tokio siauro išvažiavimo. Jisai, kad nieko nerodė, kad jisai suka ar kažką daro. Čia dažnai stovi. Aha. Čia dažnai stovi tos mašinos ir nevažiuoja, nelauksi čia, kiek neaišku laiko. Tuo metu Taikos prospekto ir Paryžiaus komunos gatvių sankryžoje Toyota Solara sukdama kairėn atsimušė į tiesiai važiavusi automobilį Toyota RAV4. Nu nieko, aš suprasti galvoju, kad per geltoną šitau didesnės panašiai. Jis sako per žalį, sako filmuojama yra, tai pasižiūrėti. O kas iš to? O koks skirtumas, vis tiek reikia sukant į kairę praleisti? Пролезть važiuoti turite, пролезть. По какому ехали? Вам зеленый? А шоферу какой горел? Зеленый. Тоже зеленый? Ну, так я не нарушаю уже сколько лет езжу, я правила не нарушаю. Su tais posūkiais į kairę yra taip. Čia savokos leisti ar neleisti pabaigti manevrą negalioja. Nes ši situacija yra ne šalutinė, pagrindinė ir šviesoforinė, ši situacija yra konkreti. Sukant į kairę reikia praleisti tiesiai važiuojantį. Nesvarbu, kad jis kone ne per raudoną šviesoforo signalą bus į tą sankryžą įpuolęs. Keistai skamba tiesa, bet taip jau yra. Tądien buvo tiek reikalų ir tiek to daužimusi, kad nebežinojai, kur pulti, kad ko nepraleistum. Vos nepražiopsojame istorijos laukininkų gatvėje. Nuverstas stulpas, golfas tyliai tupi krūmuose, tad reido žiūrovai turi sužinoti, kaip čia šitai pavairuota, paklausėme artimų golfo ekipažui narių. Iš čia važiavo mašina, kliūdė galą ir šitą mašiną užšoka ant bordiūro. Va, į šitą kliūdė. Va, čia kliūdė iš šoną, nes išvažiavo į šitą kiemą mašiną bestabdį. Nu, va palaukit, šita mašina iš kur išvažiavo? Jinai važiavo tiesiai. Laukininkų gatve, taip? Jai važiavo į šitą kiemą, mašina išvažiavo ir jai važiavo į galą. Ta sumėtė ir jinai čia per stulpus, per krūmus. Ir jinai per krūmus. Ir kas sužeistas čia? 2 vaikinai, ne vienas su galva susitrenkė, o kitas koja. Istorijos pabaiga. Jaunimas buvęs golfe nukentėjo nesunkiai. Tai yra ambulatoriškai. Incidentų dalyviai buvo blaivus, golfą iš krūmų ištraukė baikeris Gediminas, stulpo likimo mes nežinome, o dabar kraustumės į kitą siužetą. Šiek tiek paranormalų, anomalų ir mistinį. A jūs mane matytas esat? Taip. A tu Mindaugas esi? Taip. Bet čia girtų nėra, žinok. Nėra. Klausyk, ką tai reiškia, kad tu man trečioje avarijoje, žinok? Nieko nesuprantu. Pasisekė.
O dabar gal irgi matei šitą avariją? Ne, nemačiau. Nematei? Man reikia pagalvoti, ką reiškia, kad aš tave trečią kartą matau avariją, žinok. Per 2 savaitės. Mes nežinome, kokios magiškos jėgos traukia Reido draugą Mindaugą prie avarijų. Mes tikrai nežinome. O jeigu jūs nežinote, tai priminsime. Prieš 2 laidas Mindaugas tapo liudininku policijos gaudinių, kai Tilžės gatvėje policijos patruliai sugaudė po miestą klėjojusi girtą golfą. Taip pat Mindaugas kitą dieną pastebėtas prie kitos girtos avarijos, kur 2 draugai bandė su Passatu nusiversti į griovį, bet jiems tai padaryti sutrukdė tvora. Dabar trečias faktas. Dubysos gatvėje žemės ūkio padargas išvažiavo į priešpriešą ir po jo palindo automobilis Ford Focus. Čia mes darome pauzę, nes nesuprantame, kaip avarijos vietoje atsidūrė šunelio Džerio šeimininkas Mindaugas. Mindaugo, kur tavo šuo Džeris? Kur? Namie? A jisai patenkintas savo naujų vardų Džeris? Nieko nesakė, nesiskundė. Supratau. Jisai matė vakar save per televizorių? Ja? Dramaturginė pauzė baigėsi ir mes aiškinamės šios katastrofos aplinkybės. Visų pirma, reikia įsiaiškinti, kur yra šio padargo galva, o kur užpakalis, paklausėme senelio Beno. Nu, ponas, pasakykit, kur jūsų priekis, kur galas dabar? Kur nori, ten žiūrėk. Ką? Ne, rimtai pasakykit, tada žinosim, kokia avarija buvo. Nu, ką jūs paprastai įvažiavo, viskas sukačiu. Į priešpriešą išvažiavot? Ja. Tai nei galą jums įvažiavo? Ne. Nes kaip atvažiuoja, tai ir taip gali, ir taip žiūrėt. O dabar kodėl jūs, pavyzdžiui, priešpriešą išvažiavot? Jūs susimetėt? Jo. Ką? Jo. Man buvo užgesus, jį mane patempė ant buksyro. Patempė, aha. Ir viskas. Ir jį užsivedžiau ir nesusukau vairą viskas. Fokuso vairuotojui viskas buvo taip netikėta, kad jis net nespėjo padoriai užminti ant stabdžių pedalo. Kaip šitas ponas važiuoja prieš priešą, turbūt nelabai malonumus pasidarė. Labai, bet jie ant buksyro traukė. Aha. Ir jisai, kai užskirto, tai nutėmė net iš šoną. O tai kas traukė jūs ant buksyro? Ai, nežinau, patrauksiu, kad užsiveščiau. O tai tas, kuris traukia, tai ir kaltas yra dėl avarijos. Bet atvažiavo, policija pasakė, kad važiuok. Ne, policija ten iš kolonėlės išvažiavo. Nu, aš nežinau, iš kur jie atvažiavo. Sakė, pildykit draudimą, viskas, pasibaigė. Ir išvažiavo iš mūsų su kais. Aha, užtraukęs kraną geradaristai nuvažiavo. Na, aišku, kranas jau važiavo sava eiga, kai vyko ši keista avarija. Tad ir dėl draudimo kilti klausimų neturėtų. Pripažinkime, keista avarija, keisti sutapimai ir apskritai viskas labai keista, kai nesupranti, kodėl vyksta avarijos ir kodėl 3 iš jų sutinki vieną ir tą patį žmogų, kai tyčia pro šalį einantį. Joninės tai nacionalinė išeiginių dienų šventė Lietuvoje švenčiama birželio pabaigoje. O žinia, mes šventės švęsti labai mokame, geriame iki pasirodant laukose baltiems traktoriams, po to sėdame ir važiuojame su tais traktoriais belekur. Ir kad suvaldyti situaciją, kad Jonai ir Janinos nepasiūstų girti ir girtos vairuoti, Lietuvoje šią šventę švęsti padeda policija. Kretingalė, kaip visada, pasirinkta neatsitiktinai. Pro šį miestelį eina žemaičių karo kelias. Štai Skudiškių Audi mauna, langai atidaryti, veidai raudė, vejamės ir klausime, ar tik ne Zigmas būsi? Zigmas esat? Ne Jonas? Ne. Bet jūs čia gausit pūst. Ne, apžiūrėt, stipriai pūst. Oi, kaip gudriai pūtėt. Dar. Opa, ačiū. Galiu pūst, kiek norit. Ką valgėt? Aš? Kaip pietus? 3-0. Ai, 0. O draugai, ką valgė ten? Jau yra valgę jie. Valgė yra. Neminė valgė. Nes žinokit, iki čia kvapas ateina iš mašinos. Vanis? Ne, iš mašinos. Sako, aš tai nieko nesuvalgė, nieko gerės, galiu ir kraują duoti. Nieko nevalgė netgi? Ne, valgė, esu kaip po darbo, nuo ryto dirbam. Dirbo šiandien, ne? Taip, pakrovės dirbo šiandien. Tuo metu Miestukyje horizonte pasirodė 3 piliečiai, tiksliau 2 piliečiai einantis paskui Olelę Kretingalę, kuris su svetimais vyrais gatvėje pažindintis nenori, jai ir savigeri. Kas yra? Vos nesuspardė Reido kūrybinės grupės, o juk mes nieko, mes tik susipažinti norėjome. Per perėją girtą palydėti, pagalvę namuose po galvą padėti, nes patikėkit, vienas iš triulės tai pėsčiųjų perėją pražiopsojo. Taigi prie perėjos būt prieės, pon. Ten nori? Na. Taigi reikėjo per perėją su Janina. Ateik čia. Eik, ramiai. Ten Bruzdalino. Centrą laikyk. Po to prasidėjo lietus, po kurio dažniausiai mūsų kraštuose prasideda vasara ir kliuvo tie, kurie galvoja per lietų policijos automobilį aplenksiu. Reikia proto turėti. Techninė apžiūra pasibaigusi prieš 4 dienas, o tu linki policijos patrulių mašiną. Net per lietų pastebėjot lipduką? Kiek prieš kiek laiko pasibaigė? 5 dienas. Prieš 5 dienas? Prieš 4 dienas.
Galvoja lietus pilotai nepastebės lipduko, pastebėjo, be per reidą tų smulkmenų pastebėta ir daugiau. Bet joninių reido esmė – alkoholis vairuojant. Lietuvoje per joninės buvo patikrinta per 15 000 transporto priemonių. 317 vairuotojų pagauti vartoja alkoholį. 155 lengvai vartoja, 107 vidutiniškai, o 40 piliečių buvo sunkus. Klaipėdos apskrityje sulaikyti 55 transporto priemonių vairuotojai kažko neleistino ragavę. 3 keistuoliai įkliuvo prie Jakų žiedo, kur yra amžinas kelių policijos patrulių postas. Galvoja, prašoks, neprašoko. Kitas sužetas kaip tik iš Jakų žiedo, kai policijos patrulių akivaizdoje pradėjo birėti portugališkas marmuras. Tų joninių penktadienio vakarą sukoręs ne 1000 km iš Portugalijos ir likus vos 300 km iki namų Rygoje, ties Jakų žiedų Klaipėdoje stabdė Latvijos vilkiką vežęs marmuro krovinį. Stabdė prieš BMW galą, kurio vairuotojas pristabdė prieš įvažiuodamas į žiedą, kaip įprasta prie žiedinių sankryžų. BMW įsigelbėjo nuo smūgio į galą ir nuvažiavo, o iš vilkiko plėžėdamas tentą пабiro мармуров. Ну что случилось? Вот что случилось. Ни поворот, ничего. Впереди машина. Не тормозила, не уступила. Ką reiškia pakliūti į avariją Jonų šalyje per Jonines? Tai reiškia, čia pagalbos tu nesulauksi. Visi švenčia. Kas surinks marmuro likučius nuo kelio? Šis klausimas buvo sprendžiamas sunkiai. Šiaip avarija labai sulaiminga pabaiga, nes stabdant marmuro gabalai pajudėjo link vairuotojo kabinos. Dar stipriau būtų spustelti stabdžiai ir tada pagalba suskubtų nesiderėdama. Būtų suliekę ir medikai, ir gaisrininkai. O dabar gražus joninių penktadienio vakaras, o tokiais joninių vakarais reikalai Jonų šalyje nesprendžiami. Rytas Statybininkų prospekte prasidėjo nuo gerų Volvo vairuotojų ketinimų baigėsi avarija. Žinot, turbūt ir esate matę, degant raudonam šviesoforo signalui, tie, kuris stovi pirmoje juostoje, lenda į antrą juostą, kad paskui save praleistų dešinien pagal rodiklę ketinančius sukti automobilius. Bet štai, gerą darbą daryk, avariją padaryk. Jo, reikiavausi, velnės stovėjom, supranti, čia dar tarpas buvo žmonės, norėjo į dešinę sukti, kad aš galvoju, kad nesutrukdyčiau, galvoju. Tikrai užkišau gerai, bet jisai stovėjo, degė raudonas šviesoforo signalas, pasukau. Ir jau pravažiavau, baigiau rikiuotis ir... O kaip tu sugalvojai, kad tilpsi? Ta prasme, žiūrėk, tai tu norėjai taip, kad čia nestovėt ir kad už tavęs gale nestovėtų automobiliai, kurie turi pasukti ten, tu prieš jį pavažiavai. Taip, aš pavažiavau skersai ir jis paskui pavažiavo. Istorija baigėsi eismo įvykių deklaracijų pildymu, tačiau kita istorija netokia linksma, nes įskaitinė. Nupirko mama 18-mečiui sūnui automobilį BMW Z3 prieš dieną ir jaunuoliai žadėjo niekur su juo nevažiuoti, kol negaus vairuotojo pažymėjimo. Kursai lankomi, bet tai teisės vairuoti dar nesuteikė. Bet neiškentė jaunuolis. Sėdo, važiavo ir nesuvaldė galiniais ratais varomo Rausterio, kai suka kairien iš Minijos gatvės į Rūtų gatvę. Išvažiavo į priešpriešą ir pylė į netokį prašmatnų BMW. O tas savo ruožtų atbulas buvo įstumtas į dar vieną šios istorijos kabrioletą. Mercedesą stovėjusi už paprastesnio BMW. Jau matėt kažkokį siaubą, jaučiu. Taip. Nemačiau. Bet pačią avariją matėt, kaip viskas yra? Aha. Jūs sėdėt? Mes stovėjom, laukiam išsisukimo į kokią čia dešinę pusę, tai va, ir parlėkė berniukas labai stipriai. Sakė, užkirto vairą, bet ką žinau. Per daug nauja mašina, kad užkirstų vairą. Jums tai neužkirto kabrioletė, pavyzdžiui, vairą? Nežinau, nenoriu prisišnekti. Labas. Labas. Nu, matei visą vaizdelį, kaip į tave atskrenda? Mano mašina. Nu, supratau. Smagiai. Dar naujas bimbals į seną. O kaip viskas buvo? Kas šiartas? Čia suinteresuoti asmenį? Ne, čia mano pastiprinimas. Supratau, viskas gerai. Parėjo iš Minijos gatvės, čiuožtamas į bordiūrą. Dar užsuko vairą, kaip tą iš šoną davė. Mėšė čia sėdėjo. Taip, kad ateik į kamerą. Ką išvežė? Ką išvežė? Mano draugė. Tavo draugė išvežė ligoninę? Po avarijos ligoninėje atsidūrė BMW sedano keleivė, kuri yra 5 mėnesį ne viena dėl grėsiančio persileidimo moteris palikta ligoninėje stebėti. Klaipėdos kelių policijoje pradėtas tyrimas, avarija rimta, tad apie pasekmes, perspektyvas ir laukiančius sprendimus dar anksti kalbėti. Šiandien linksma dviejų kabrioletų ir tarp jų suspausto BMW istoriją leiskite pabaigti pirmąją reido dalį. Niekas nesikeičia ir vasarą. Dabar Baltikum televizijos reklama ir anonsai, o po to laidoje matysite. Po reklamos matysite apie draugystės nebuvimą Šilutės ir Dubysos gatvių sankryžoje, apie gatvių klasikų kasdienybę, kuri nėra nuobodi, ir taip pat matysite girto vairuotojo privažiavimą prie liepto galo.
Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Tai buvo visa reklama ir anonsai, tad dabar stebėsime antrąją reido dalį. Karštimas yra smogęs ne tik per vairuotojų galvas, nuo jo kenčia ir pėstieji. Aną dieną vienas toks labai panašus į gatvių klasiką griuvo į dievišką gėlyną ir užmigo girto kūdikio miegu. Ponai oriai vaikščiantis šią gatvę sako, kad gulintysis ne mūsiškis. Bet atsiprašau, pirmą kartą matau. Tikrai? Jau tikrai, gelbė žodis. Tikrai pirmą kartą? Pirmą kartą matau. Tačiau vienas darbo nebijantis vyrukas sako, kad nugriuvėlis turbūt bus iš tos kompanijos, kuri čia visą rytą benzinėjo samagoną ieškodama. Pasislėpė čia vienas ponas yra. Aš nemačiau. Va, koks ponas čia guli. Čia, žinokit, tai ėjo trysia girti. Nu? Va, neseniai visai. Ir buvo labai girti. Klausė, kur pinigai, kur samagonas mano. Ir matyt, nuvirto jis vienas. Matyti, Du nuėjo, vienas nuvirto. Kol atvažiuos kviesti medikai, žmogus atsiminė tuos gerus laikus, kai jis būdavo jaunas ir vis pakliūdavo į laidą Reidas. Turėjot avariją ir aš jūs nefilmavau? Žinot, kur avariją turėjau? Su autobusu neoplano prie tilto. O, jūs ten pavairavot su autobusu? Per krūmus, per medžius? Jo. Kiek jūs tada pripūtėt, kiek promilių radau? O, aš tada buvau gatavas. Aš važiavau per vartus. Nežinau, kaip mane išleido. Kad aš 3,5 promilės. Tai šitas kokias 5 dabar turės? 5 laisvai. Tada tos istorijos vertė apie save kalbėti visą miestelį. Tąkart pono sukeltos avarijos buvo įvardytos kaip nerealios. Prisiminkime, naktis, mokyklos gatvėje, į medžius sudužta keleivinis autobusas pilotuojamas girto reido herojus. Medžiai griūna, keleiviai išsiskirsto kas kur ir kaip tada viskas baigėsi? Sumokėjau ten viską. Kiek sumokėjot? Už ženklų sumokėjau, kad važiavo 2 žmonės 360. O už autobusą kiek? Už autobusą 80 000. Sumokėjot jau? Milijoną buvo praėjęs. Galėjau nemokėti tiek, nesąmonė. Milijoną praėjęs, ar gali tokia kaina būti? Kol gyvename prisiminimais, atvažiavo medikai, kad gėlyną išgelbėtų nuo pragulų. Gyvas? Gyvas judesys yra. Aha. Viskas. Dabar reikės neštuvų. Traukimas bus. Transportavimas ir gailestis. Gailestis. Šis Lietuvos Respublikos pilietis nebuvo išvežtas į ligoninę, nes atsisakė pasimatymų su ilgakojėmis akiniuotomis medicinos seserimis, kurioje nors ligoninėje žioplys, o juk pabūtų trumpai rojuje ir galėtų grįžti į tą savo saraičiką. Draugystės nėra Šilutės ir Dubysos gatvių sankryžoje. Čia per savaitę atvažiuojame ne kartą ir ne 2. Net ir šioje laidoje tai jau antras kartas. Šį kartą Volkswagenas nebuvo praleistas nuo kalnelio. O jūs turbūt praleido kažkuri mašina? Kaip visada čia taip ir būna. Vienas praleido, kitas nepraleido. Bet tuščia buvo. Šviesoforas jau užsidegė raudoną, tuščia buvo, praleido vieną mašiną, aš jau pradėjau važiuoti ir išvirto tą mašiną. O pavyzdžiui, tas, kur jūs praleido, parodė, kad jūs praleidžia? Jo, parodė, kad važiuoti aš dar randu pakeliu. Renault vairuotojas iš Akmenės nebuvo susipažinęs su vairavimo ypatumais šioje vietoje. Jis atvykėlis, jis važiuoja pagrindiniu keliu ir net nesiruošia kažkam gerą darbą padaryti. Ir taip įtampą jaučia vairuotojai atvažiavę iš mažesnių Lietuvos miestelių. Ar pirmą ar antrą juostą važiavot jūs? Aš? Jo. Antrą. Antrą važiavot. Ir dar čia vengėt susidūrimo? No. O kitą mašiną praleido, bet jūs kaip važiuojat savo pagrindiniu keliu, taip važiuojat, ar ne? Taip. Ką daryti, kad čia sumažėtų avaringumas, taip ir lieka neaišku. Nes statistikos policija nežino, kiek čia vyksta avarijų, apie avarijas žino draudimo bendrovės, bet jos avaringumo mažinimo prevencija neusima. Taigi užburtas ratas. Aišku viena, čia ketinantys sukti kairėn į Dubysos gatvę turi įsitikinti, kad visi važiuojantis yra draugiški ir kad nėra atvažiavėlių iš kitų miesto. Bet argi tai manoma vasarą? Turbūt nelabai. Ankstų trečiadienio rytą Taikos ir Smiltelės gatvių sankryžoje sudužo automobilis Ford Galaxy, kai šio vairuotojas, vengdamas visiško sudužimo į vilkiką, suko vairą kairėn, kai to vilkiko vairuotojas tuo metu taip pat buvo pabaidytas moterėlės šovusios su mikroautomobiliu iš Smiltelės gatvės ir sukusiai dešiniai per rodyklę. Čiučiundros sukėlusios šią avariją dėja niekas neįsidėmėjo. Labadiena, vilkiką vairavo?
O gal atsimena tą mašiną? Kaip jas spalva, taip. O kokias? Taip, taigiai, šokas, žinau. O kokias spalva? Tokiais naujų, kur eina jau tenais, tie, kaip Nissan Note tenais, tai žinot. Ai, tai tokia nedidelė? Jo, tokia nedidelė. Nissan Note, tokia miesto automobilis. Aha. O jūs tą mašiną matėt, sakykit? Ne, aš jas iš vis nemačiau. Jisai negalėjo matyti. Aš paskui įvažiavau ir man prieš nosį šūkti kairę, jisai mane bebuvo kur dėtis arba jį, arba bordiūrą. Vienas iš dviejų. Aha. Geriau bordiūrus nei mašina. Lietuviško vairavimo ypatumai: sukai dešinę per rodyklę, nes reikia, o kad pamastytų apie teisingai važiuojančius per žalią šviesą, tai nemasto. Būtų vilkikas tą mašinėlę sutrypęs, būtų kitą kartą blaiviau Ponička šioje vietoje pavairavusi. Ponička, norėtųsi tokiems vairuotojams už avarinės situacijas paišyti dvejetus ant kaktos su juodu flomasteriu, bet kad ta nuvažiavo. Melnragėje 15-metis paėmė senelio Mercedesą, nutarė, kad ši diena, kaip tik ta diena, kai jis pradės mokytis vairuoti. Sėdo ir viename Melnragės žvyrkelyje įvažiavo šalia medžio į krūmus. Nu, aš buvau sunkus vairas, man. Ta prasme? Sunkus vairas. Sunkus vairas? Taip. Vairo suprintuvas neveikia? Taip. Kelintą kartą vairuoju mašiną? Irgi. Rugsėjo 1 dieną, kai mokytojo mokinių paklausna, kaip vaikučiai praleidote vasarą, šios istorijos herojus turės ką papasakoti. Žaisdamas futbolą kieme susilaužiau koją, po to nesėkmingos vairavimo pamokos, po kurių teko pūsti net į alkotesterį. Netikiu to, 14 metų negi geri to alkoholį, netikiu, žinau. Ar geri? Geriau. Šampano. Šampano? Taip. Tokią vasaros dieną? O kokią progą? Nebuvo iš vis progas, buvo proga išvažiavo močių. O tai. Kaip man sunku su jumis vaikai, žinokit. Galit parodyti? Tuoj, minutė. O, vyras. Nepilnamečiai baudų nemoka, baudas moka tėvai. Paguoda nebent yra tokia, kad tos baudos yra perpus mažesnės negu kad, tarkim, sukelto avariją suaugęs, neturėdamas vairuotojo pažymėjimo. Žodžiu, 500 litų tėvai turi būti paruošę, kad netikėtai valstybė paremtų, jie tik apsidžiaugs. Mes dabar nesiaiškinsime, iš kur kilęs gatvės pavadinimas Kulių vartai. Tai ne reido misija. Reido misija, kad gatvėse, nesvarbu kaip jos būtų pavadintos, tų avarijų nebūtų, kaip ši, kai Toyota smagiai įvažiavo į Renault duris, kai šis pupsėjo pagrindinę gatvę. Važiavau pagrindinę gatvę ir įvažiavo, čia man šalutinę kelią. Policija nereikalinga, jeigu visi blaivus, visi tvarkingi. Gal dar kyla abejonių, kas kaltas. Abejonių kyla išvažiavus iš šalutinio kelio? Jo. Aš atvažiavau iš tos vaiščia. Taip. Tos gatvės, nežinau. Ir aš jau padariau manevrą, aš jau kaip sakant, va čia įvažiavau į sankryžą, praleidau priešais atvažiuojančią mašiną, kuri įsuko į aikštelę. Ir tik pamačiau staigiai, aš nebeturėjau kur dėtis. O kas kaltas dėl avarijos? Aš nežinau. Visi draugiškai sutarėme, kad policijos netrukdysime dėl tokių smulkmenų, kad įsiaiškintų, kas kaltas dėl avarijos. Kas išvažiavo iš šalutinio kelio, tas ir kaltas. Nes jeigu policija įsikiš į avarijos tyrimą, tai žiūrėk, dar ir vairuotojo pažymėjimą padžiauti gali 3 mėnesiams. Kitas siužetas bus apie tai, kas būna, kai to pažymėjimo neturi, esi girtas, daužai svetimas mašinas ir bėgi iš avarijos vietos. Šio sezono svajonė baigti reidą blaivų siužetu yra sunkiai įgyvendinama. Ketvirtadienį Paryžiaus komunos ir Rumpiškės gatvės sankryžoje automobilis kliudė Toyota Auris ir trumpam dingo. Netrukus atsirado siaurame Debreceno gatvės kieme, braukdamas per Fordų šonus ir Audi duris sparnus durelės be gailesčio. Renault vairuotojas šiame Debreceno gatvės kieme bandė ieškoti savo Sulupės gatvės kiemo, bet užstrigo akligatvėje. Toliau tik prūdas, girtuoklių miškelis ir bažnyčios pamatai. Atvažiavo vasariškai nusiteikę pareigūnai su šortais ir pabėgėliai sulaikė. Labą dieną, pons. Labą dieną. A per siauras kiemas jums Debreceno, sakykit? Ne. Kas buvo? Nieko ne. Nieko nebuvo? Nieko ne. Čia šiaip sau susėdote policijos automobilį? Čia kas jums, poilsio parkas ar kas čia? Poilsio parkas, ja. Supratau. Bet elgitės kaip švonderis, žinokit, atvirai pasakysiu. Bėgti iš avarijos vietos sudaužius mašinas. Iki atvyks pareigūnai 35 metų girtuoklį laikė jauna mergina, kuri į šį kiemą atvažiavo savo katytės gydyti, o gavo į Audi šoną. Aš stovėjau, laukiau, kol jisai pravažiuos mašiną, jinai parlėkė ant manęs, trenkėsi ir iš karto pabėgo. Aš išėjau iš mašinos, galvoju, atsiminsiu numerį, ne, jisai nuvažiavo ir aš atėjau iš tą kiemą. Ir pamačiau, jis čia stovėjo. Laukiau, girtas. Girtas? Ja. Kalbėjau su tavim ką nors? Siūlė pinigus. Nu ir ką jis tau pasiūlė už kiek? 100 litų pasiūlė tik tai. 100 litų? Jo. Daugiau sakė, nepasiūlysiu, viskas. Supratau.
35 metų Renault vairuotojas pripūs 2,33 promilės alkoholio. Girtas, avarija, be teisių. Pabėgimas 1, pabėgimas 2. 5000 litų mažiausiai garantuoti, jeigu ne visi 5,5. Konfiskuojant šį Renault arba ne. Štai šią akligatvio arba ne. Štai šią liepto galo istoriją leiskite baigti šią vasarinę reido laidą. Ačiū, kad buvote pastarąjį pusvalandį su reidu ir vilėmės, kad nugirstos istorijos ir pamatyti vaizdai bus kažkam naudingi. Tom kart tiek. Viso gero. Tai čia traktorius ar kranas, aš nesuprantu. Tai yra žemės ūkio technika. Ir jūsų vardas Benas yra? Taip. Benediktas. Iš kur žinau aš jūs? Aš avarijų neturėjau. Neturėjot avarijų? Ne. O čia kas? Pagavau. Pagavau, pons Bernardai. Aš avarijų neturėjau, aš tiek metų išdirbęs vairuotojas. Kaip tikras vilkiko vairuotojas, susirašęs esat, matau čia. Čia anukėlė. Merginos kimba prie jūsų, supratau. Jo. Laidą pristatė didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt.